O aš girdėjau apie girą. Dabar kažkur mačiau Instagram'e topus, kad gira pasirodo labai dabar jau geras gėrimas, ne? Ar irgi per daug cukraus biški? Žiūrint, kaip jis pagamintas, jeigu jisai būna. Nu, va tokio, kur, žinai, kur restoranuose būna, kur kibiras su razinom tokį ir kur tau su samčiu įpila. Nu, jeigu tas kibiras buvo pagamintas iš miltelių kompozicijos, nu, tai žinai, yra viena, bet jeigu tu ten iš tikrųjų sudėjai duoną, razinas, šiek tiek cukraus, bakteriją, leidai jai rūkt, fermentuotis, tai yra kur kas geresnė alternatyva negu ten bet kokiems saldėtiem gėrimams. Tai mes neišsiaiškinsim vieną dieną, kad lietuvio dieta yra geriausia. Ten, žinai, sula, gira. Iš gėrimo. Iš gėrimo, ne, maistas atsilieka. Maistas atsilieka stipriai. Ok, sveiki visi, paskutinę vakarienę sveikinu su jumis ir special laida. Special šaltibaršių festo laida, nes gegužės 31 vėl Vilnius nusidažys rožinė spalva. Suvažiuos žmonės iš viso pasaulio, iš Lenkijos, iš Latvijos, iš Kupiškio, švęsti cold soup, pink soup day. Visas pasaulis. Nu, tas adekvatus pasaulis. Kur sriubą valgo. Jo, tai labai smagi šventė, kuri prasidėjo, čia tik trečias festivalis, bet jau pagreitį pagavęs. Šventė vyks Tymo turguje, bet manau garsas girdėsis po visą Vilnių ir bus galima pamatyti kostiumų konkursą, paragauti visokių šaltibarščių, skirtingų ėjimo varžybos bus, ar ne? Atrodo. Jo, ėjimo varžybos, žodžiu, visko ir vaikam, ir visai šeimai. Daugiau informacijos galite rasti govilnius.lt, bet taip pat Vilnius yra 2025 metų Europos žalioji sostinė. Tai tvarumas yra labai svarbu ir šiais metais, ir visais kitais likusiais metais. Ir būtent mes pasikvietėm į šią special laidą biomedicinos mokslų daktarą. Teisingai, ne? Gerai. Jeigu sumaišysi, nuvertinsi, žinai, biomedicinos mokslų daktarą ir VU lektorių Tomą Vaičiūną. Taip, ir niekas mums geriau nepapasakos apie šitos dalykus, apie tvarumą, netgi toks specialus meniu. Žinai, konceptą paskutinės vakarienės, ne? Mes pasikviečiam žmogų ir jisai sako, ką jisai valgytų, jeigu tai būtų tikrai jo paskutinė vakarienė. Mes čia šiek tiek gal pačytinom, tai bus tokia tvari, sveika vakarienė. Ar iš tikrųjų tu ir rinktumės tokią vakarienę, savo paskutinį vakarienį, ar visgi pasiduotum ir steiką su fritkiam valgytum? Aš tai nuoširdžiai rinkausi, kai pasiūlei, ką galima būtų pasirinkti. Iš pasirinkimų variantų tai aišku buvo labai daug, bet va tie patiekalai, kuriuos šiandien mes sutiksim, tai ir buvo tie, kur aišku būtų dar porą trejetą papildomų. Ar tame atsirastų vietos kažkokiam steikui paskutiniai vietoje. Žinai, ne dėl to, kad yra kažkoks įsitikinimas, bet nuoširdžiai sakau, skonis. Pasaulyje tiek skonių, tekstūrų, formų, kad mes kažkodėl Lietuvoje labiau sėdim, kaip aš sakau, ant 3 produktų - bulkinių, miltinių ir mėsinių patiekalų. O tai skonių, spalvų begalės. Ir ant kraujinių dar. Nu, tai ir žinai, kad šiaip keista, nes steikas yra toks kaip mitas paskutinės vakarienės, ne? Ir aš, man atrodo, iš kokį 20 laidų gal buvo 1 ar 2 steikai tik tai. Tai labai nebuvo labai populiarus. O kas populiariausia? Jūros gėrybės? Žinok, rameną 3 kartus žmonės rinkosi. Jo. Sriubas kažkodėl žmonės. Sriubas? Jo. Tavo sriubas, silkė buvo irgi porą kartų pasirinkta. Bet šiaip skirtingai ganėtinai žmonės turėjom, ir būtent šitą laidą aš manau bus įdomi, nes turėjom vieną tokią specifinę su Silvestru Belt, jisai tokia rinkosi gluten free, po kurios aš pats realiai išsiaiškinau, kad nelabai toleruoju gluteną. Ir su tavim bus labai įdomi. Ir žinai, ką aš paprastai išvardinu svečio visus patiekalus, bet aš šį kartą paliksiu intrigą ir mes eisim po vieną patiekalą ir tegu žmonės sužino. Gerai. Tik pradžiai dar prieš pasineriant į mūsų kelionę po maistą. Yra terminų visokių dabar yra. Tai padėk mūsų pažindinti šiek tiek įvesti vegetarizmas. Labai populiarus dalykas. Kas yra vegetarizmas? Tai iš esmės, nežinau, ar tai galima vadinti judėjimu, tai yra žmogaus pasirinkimo forma, kai dėl tam tikrų priežasčių, ar tai ten etinių, ar kultūrinių,
žmonės vengia vartoti gyvulinės kilmės produktų, o ypatingai dėmesys yra mėsai ir mėsos produktams, perdirbtiems mėsos produktams ir tai, kas yra iš gyvulių. Vegetarai gali kiaušinius, grietinę. Čia yra pasirinkimo objektas. Semi-vegetarai, bai vegetarai. Prigalvota, prikurta yra visokiausių formų, bet taip, pagrindinė vegetarų, sakykime, ta didžioji judėjimo arba pasirinkimo objekto dalis, kada atsisakoma gyvulinės kilmės produktų, tai yra mėsos, šiaip iš esmės. Yeah. O žuvis? Žuvis jį kaip kam. Okay. Ten yra, žinau, atskiras žodis, pesko, taip yra. Ir tai veganizmas, tada dar daugiau atsisakai, ar ne? Atsisakai grietinės, pieno produktų, kiaušinių. Šiaip iš esmės visų gyvulinės kilmės produktų tai yra tai, kas išeina arba gimsta iš gyvulinės aplinkos. Tai ten visi pieno produktai, bet kokia forma, mėsos produktai, bet kokia forma. Tai o vabalai, pavyzdžiui, skorpionai. Iš esmės tai yra tas pats, tu privalai atsisakyti, arba žmonės atsisako. Tik tai šitoje vietoje, vėlgi tie pasirinkimo formos, atmetant visus tuos etinius arba kultūrinius, čia aš gal užbėgu už akių, bet tai nėra pačios sveikiausios alternatyvos mitybinės grandinės kontekste, kurias mes galėtumėm pasirinkti. Okay. Tada yra žaliavalgystė. Taip. Šitas, aš pripažinsiu kitaip, įsivaizdavau žaliavalgystę, savo žodžiais papasakok, Tomai, kas yra žaliavalgystė. Labai dažnai gal atpažįstama tokiu raktiniu žodžiu žaliavalgystė tai yra toks mitybos principas arba būdas, kur stengiamasi vartoti kuo mažiau apdirbtą kaitroje, aukštoje temperatūroje maistą ir šalia to nevartojama gyvūninės kilmės produktų. Tai jeigu valgai tūno tartarą, jau nebegali būti žaliavalgys. Jau nevasi žaliavalgys. Čia dar daugiau užsimeta viską. Okay. Nes matai, mes turim žalę, įtinka, nes angliškai ir raw, ir green yra žalias. Taip. Tai pas mus čia vienas susiplaka. Taip, mūsų kalboje tas čia vienas susiplaka. Tik tais žaliavalgiai, vienas niuansas yra, jie tarsi turi, žaliavalgystės principuose, reikėtų taip sakyti, įcentrinant į žmogų, egzistuoja šiltas maistas, bet ten principas yra, kad jis būtų nekaitinamas aukštesnėje kaip 40-45 laipsnių temperatūroje. Pagrindinis principas, kodėl taip, arba iš ko gimė tas pirmapradis žaliavalgystės principas, buvo manoma, kad taip išlaikoma daugiausia mikro-makro elementų produktuose ir maistinė vertė yra didesnė. Man atrodo, čia dar Čiurlionis apie šitą kalbėjo. Tikrai taip, savo raštuose būta jo užsiminta apie tokius dalykus. Gerai, žinau savo istoriją. Okay. Tada yra plant-based augalinė mityba. Ar jų kažkuo skiriasi nuo... Labai geras klausimas. Šitoje vietoje, kadangi pasaulyje atsirado pačių įvairiausių mitybos formų, vienas ten mokslų grįstos, kitos ne, vienas sugalvotos, socialinės medijas suformuotos ten ir taip toliau ir panašiai. Ten, žinot, dietos visą, grikių, šampano, ten plant-based ir taip toliau. Žinau, kas jums šampano. Dietos yra. Jo, aplinkoje rastume. Taip, matyt, pas kiekvieną šeimoje tokių rastume. Ypač gerai prieš miegą. Galvojama. Tai tas sąvoka angliškai plant-based predominantly arba whole food plant-based predominantly lietuviškai būtų pilnos struktūros augalinio pagrindo mitybos principai, iš tikrųjų atsirado iš mokslinės aplinkos, nes buvo siekiama maždaug 2010-2011 metais atskirti šitą momentą. Mes turim vegetarišką, veganišką, raw, pesko ir taip toliau, bet kaip įvardinti tą mitybos formą, kuri yra pati optimaliausia žmogaus sveikatai, turinti mažiausiai neigiamų poveikių, šnekant apie įvairiausių lėtinių ligų atsiradimą, ir atsirado terminas pilnos struktūros augalinio pagrindo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dienos racione per pusryčius, pietus ir vakarienę, kaip pavyzdys, dominuoja lėkštėje arba pagrindas sudaro pilnagrūdės grūdinės kultūros vaisiai, daržovės, sėklos, riešutai, ankštiniai, arba tai, kas yra augalinės kilmės, ir šalia dedama to, kas norima. Ar ten mėgstamas kiaušinis, ar ten mėgstama neperdirbta mėsa ir panašiai. Tai čia dėl to plant-based, o ne plant-only. Prasme, čia toks apie pražongliravimą. Čia yra labiau į tai, būtent į ką bandoma atsiribojant nuo tų įvairiausių pavadinimų. Šitą galėčiau palaikyti gal. Ir tada tvari mityba, sustainable mityba.
irgi, ar tai yra kažkoks skirtumas, ar tai yra kažkurį iš šitų anksčiau minėtojų? Aš galvoju, kad tai yra labiau žaliavos arba maisto produktų pasirinkimo kelias. Ir jis yra gimęs galbūt iš dviejų krypčių, aš drįsčiau taip sakyti, nesigilinant į detalės. Tai yra pirma, kad sustainability arba tas tvarus principas ateina iš to, kad kelias nuo fermerio arba augintojo iki stalo būtų kuo trumpesnis. Tai mes tą puikiai atpažįstam. Ir antra, vis dėlto labai didelis poreikis gyvulinės kilmės produktų sąlygoja tai, kad produkcijos gaminimo mastai yra tokie dideli, kad ten poveikis gamtai yra beprotiškai didelis. O jeigu, pavyzdžiui, avokadas, čia jau dabar darosi blogiukas daržovių ir vaisių. Ir bolivinė balanda, žinau, kad su jie yra problemų, nes mes atimam iš Bolivijos jų pagrindinę kultūrą realiai ir po visą pasaulį. Tai šitos irgi nepraeitų, ar ten migdolai, kuriem labai daug irgi reikia vandens, pavyzdžiui, auginant Kalifornijai, irgi nepraeitų tos tvarios mitybos face control. Aš manau, kad tai yra, leisiu savo padžiazuoti, galiu man tai? Aš manau, kad parifinu. Aš būsiu ant klaviatūros. 3 akordai. Tai aš galvoju, kad čia yra labiau pritempta, jeigu galima taip sakyti, dėl labai pragmatiškos priežasties. Taip, jeigu mes žiūrim bendrą, poreikio paplitimą, tai, jis tarsi užsakymas yra didelis, ar ne, gamintos produktus, pačio minėtus, bet kiek mes jų realiai suvalgom. Lyginant su kita maisto produktų grandinė, sakykime, tą pačią kiaulieną, jautieną ten ar kitais produktais, jos suvartojama kur kas daugiau tonomis pasaulyje negu to pačio avokado ar ten riešuto. Tai šitoj vietoje aš galvočiau, kad ne visai teisinga taip sakyti ir mes tiesiog tiek daug nesuvartojam šitų produktų, kad juos čia pradėt kaltinti dėl visko, kad didžiausias, nežinau, klimato kaitos objektas yra šitie. Tai čia, manai, kiaulių augintojų mafija. Čia paskleidus. Nemanau. Tiesiog kartais mes, žinai, kur mes turim didžiausią problemą, ypatingai su mitybinė grandinė, mes pasiemam vieno puzlės detalę ir nematydami, kokį paveikslą mes norim sudėlioti, ten taikom. Tai gal čia tinka, gal čia tinka, gal čia tinka. Tai be abejo, taip selektyviai renkantis mes galim pamatyti, kad ten, nežinau, ir daiginti grūdai gali būti nelabai sustainable. Tai, bet viskam yra protingumo kriterijus, aš galvoju. Ok, gerai. Intro geras, jau sužinojau daug. Manau, sužinosim dar daugiau. Taisyklės tos pačios, porą starterių. Antras, pagrindinis, desertas ir gėrimas. Gėrimas šį kartą yra kombuča, ar ne? Natūrali kombuča, jau natūraliausia, patys negaminam, bet jau kokią natūraliausią gavom. Labai gerai grybas jaučiasi. Pats sakei, negamini kombučius, ne? Esi bandęs, bet... Bandėm keletą kartų, bet tiesiog, kadangi grybas reikalauja šiek tiek empatijos, priežiūros ir meilės, o tam ir laiko. Namie 3 su sūnai. Tai laksto, tai... Ir išvažiuojam labai dažnai, visi namuose nebūnam, tai... Tai čia kaip banzai medelį prižiūrėti. Dar sudėtingiau, nes jis priklesnis. Bet, alternatyvų gerų yra pasirinkime ir vėlgi, tas gėrimas atsiranda dėl to, kad skonis yra. Tiesiog skanu. Ne dėl to, kad čia kažkaip beprotiškai sveika ar dar. O perkant kombučą parduotuvį reiktų atkreipti, į ką labiausiai reiktų pažiūrėti? Cukraus kiekį ar į fermentavimosi laikotarpį? Ką ant etiketės mes galėtumėm surasti? Aš galvoju, kad svarbiausia dalis yra cukrus. Ir antras, ne visi gamintojai tą pateikia, nes nėra tokios prievolės. Bet kiek ten mililitre bakterijų kultūrų yra tame produkte. Nes labai dažnai žmonės ieško čia sveikatos. Aš turiu galvoj nesveikesnės alternatyvos įvairiems ten saldinėms gėrimams, bet tai, kad čia gal kažkokių bakterijų kultūrų yra. Ten suprask sveiką žarnyną. Jo. Tai ne visą laiką taip yra, nes jeigu ten neturime 17 mililitre tam
tikrų bakterijų kultūrų, nu tai jis net nepasiekia, sakykime, jogurto lygmens savo pridėtinę vertę. Šiaip tai yra didžiausias rodiklis, aš galvočiau, arba jautriausias, tai yra cukraus kiekis perteklinis, neretai būna. Ir tai nutinka dėl labai pragmatiškos priežasties. Aš taip galvoju iš savo patirčių, žmonių refleksijų, kad mes tiek esam pripratinę savo chemoreceptorius ant cukraus, tai yra paprasto angliavandenio, to saldumo visur mums reikia, kad ir čia ieškom. Ir jeigu nėra, gamintojas sako, tai neperka, žinai. Nu tai pridedam papildomai, kad atsirastų skonis. Reikia užpopsinti vis tiek. Šiek tiek okay. Paturbinti. Gerai, o tu turi gal savo brandą kokį mėgstamiausią ir išduosi gal? Mes čia galima sakyti, nežinau, mūsų nieks neremia šiandien, tai... Šiaip mes šeimoje labai mėgstam bukčią, kombučią, jo, ir tiesiog jie atranda skonius, kurie mums tinka. Pavadinkim taip, galbūt ir yra ir kitų, bet tas populiariausias tai yra bukčia. Ok, gerai. Ką, pašnekėjom, jau biškį pralkom, ar ne? Tai eikime prie pirmo patiekalo. Nu, nenustepsi turbūt labai, kad mes šitą pasirinkom. Tai gerai, eikime prie pirmo patiekalo. Mūsų stalo, kaip ir pagrindinis svečias. Šiandien nuo šaltibarščių nepabėgsim, nes koks šaltibarščių festas. Ar šiaip mėgsti šaltibarščius? Labai ypatingai. O kas nemėgsta Lietuvoje? Nu šiaip visi mėgsta. Negali išvengti. Žiemą nebūtinai, bet žinai, kas, vasarą. Aš labai tikiuosi, šitas man labai gali padėti, nes ši yra augalinės kilmės, tai nėra kiaušinio ir paprastas kefyras pakeistas avižų pasikomis, jo. Fermentuotas. Šefas buvo atėjęs papasakoti, bet aš jūs pamirštu kartais. Man maga paragauti. Aš tiesą pasakius kažką panašaus, bet ne fermentuoto bazės esu ragavęs, tai labai labai įdomu bus paragauti. Dar čiut patyzinkim, dėl ko aš sakau, kad gali išgelbėti mane, nes kefyras labai labai pučia pilvą. Ir kuo toliau, aš turiu jau iki tokio, kad aš turiu kitą kambarį. Aišku, nebeturiu jėgų lakstyti pirmie. Aš tiesiog turiu užsidaryti kitam kambarį. Vakar, žinok, aš vakar tiesiog net ne prieš miegą, ten 3 valandas prieš miegą, kefyro stiklinė ir bulvių. Nu, žinok, parėjo. Viskas. Aistė išėjo į lovą, atsigulė, aš dar turėjau prie teliko kimarinti. Tai, o su šaltibarščiu, žinai, kaip būna, taigi nedarai tokio dubenėlio, pasidarai realiai kibirą. 3 litrus, jo, ten tą visą tą litrą kefyro, burokų, ten tokį pakelį visada būna. Čia kaip vaikystė su saulėgrąžom, pradedi gliaudyti, negali sustoti, taip ir su šaltibarščiais. Tai ten nuo jų po to netgi persikėlė kaip į kitą dieną, net būna persikėlė, žinai, 2 dienų pachmėlą. Tai žinai, kas man įdomu su šaltibarščiais, mes čia išsišnekėjom ir prieš laidą, kad ir bendrai su visų maistu, ir ne, kas mūsų šiandien laukia, aš visą laiką tiek iš profesinės pusės, tiek iš tos akademinės pusės, mes visur ten mitybėje ieškom sveikesnio pasirinkimo. Aš visą laiką pirmiausia ieškau skonių įvairovės. Tai bet mes turim tą iššūkį, kad mes eliminuojam, sakykime, įpratom šaltibarščius gaminti su kefyru, nu ir varom 2-3 kartos, ne? O puikus šefo prieigos būdas, kur galima ieškoti kitokio skonio, tiesiog įvairovės prasme. Tai gerai, tai paragaukim pradžiai šaltibarščius, po to aptarsim jų maistinę vertę. Man labai įdomu, ką tu pasakysi apie šaltibarščius. Spalva ružavesnė negu įprastai. Nu, įdomi tekstūra. I don't hate it, tikrai. Dar man reiktų išsiaiškinti, ar tai būtų man sustainable, ar aš galėčiau tai kiekvieną valgyti vasaros dieną. Aš tikrai žinau, kad man pilvas padėkotų už šitą. Tikriausiai taip. Jo. Nepūst. O kaip, pavyzdžiui, norėjau labai tavęs paklausti, burokėlis. Mes jį naudojam, jį realiai kiekvienoje valgyklui rasi kaip daržovę, ar ne? Bet, žinau, blogų dalykų girdėjau, kad jisai labai praranda visus vitaminus, kai tu jį verdi tiek laiko. Kad jisai realiai, jeigu nori iš jo kažką naudingo gauti, turi vos ne žalią valgyti. Ar jisai tokiai formai naudingas, man yra? Nu tai pirmiausia, galima derinti. Jeigu jau labai ieškom maistingumo, tai galima derinti. Pavyzdžiui, tuose pačiuose šaltibarščiuose gali būti 3 rūšių burokėliai.
Vienas trečdalis žalio burokėlio, labai plonai čiočkavotas ir pjaustytas, ar ne. Antra dalis gali būti tų pačių marinuotų arba raugintų burokėlių, trečia dalis gali būti virtų burokėlių. Ir mes iš karto didinam tą vadinamą maistinę vertę. Ne? Kita vertus, jeigu mes taip šnekam apie tos burokėlius ir sakom, nu tai čia mažai maistinės vertės, na iš dalies tai yra taip, bet klausimas, kiek mes jų suvalgom per savaitę ir per mėnesį. Mes į tai labiau žiūrėkim ne kaip pagrindinis maistinės vertės objektas, bet kaip ląstelienos objektas mūsų storąja žarnyno mikrobiotai ir visai mikroflorai. Ir antra, įvairovė skonių. Ir viskas. Tos būtinesnius mikro-makroelementus susirinksim per kitas mitybinės grandinės dalis. Tai aš siūlyčiau labai stipriai neakcentuoti ten kiekvieno produkto labai stipriai išlaikytą maistinę, nemaistinę vertę. Jeigu mes turim esminį raktažodį įvairovę, ar ne? Kaip pavyzdys, ten aš nežinau, dabar visiškai atsitiktinė tvarka, sakysiu, nebūtinai su šaltibarščiais susijusi, grūdinės kultūros. Mes Lietuvoje turim galimybę įsigyti, mes kažkada paskaičiavom su šefe, 21 skirtingą grūdinę kultūrą, kuri yra pilno grūdo, sveika, turi... Jau čia 12 priskaičiavot lengvai, tada reikėjo googlinti. Lentynose, realiai. Realiai lentynose, mes tik jų kažkodėl net pažįstam, nes dažniausiai kas grikis ir ryžis. Aš trečio neišvardinčiau. Bolivinė, pavyzdžiui. Gerai, duok man tai. Lęšiai, ne? Buvo lęšiais. Bet lęšius ten raudonieji, juodieji, tu ten kaip dvi skirtingas, ne? Skoniai skirtingi, tai be abejo skirtingi ir maistingumas kito. Kuskusas yra makaronas realiai, ne? Galim prie grūdinis dalykas. Bet vis tiek, grūdinis. Daugumą net pažįsta ir nevartoja. Gerai, 10 gal išvardinčiau, bet kad 21, tai čia jau... Tikrai be abejo, pažiūrėkit vien, pavyzdžiui, bolivinės balandos rūšių kiek yra. Tų pačių ryžių. Laukiniai ryžiai, juodieji ryžiai, rudieji ryžiai, ar ne, neįmantų mažiau palankių, sakykime, baltųjų ryžių. Tai tikrai turim. Ir va čia yra įdomiausia man tai, kad mes, man atrodo, kultūriškai prarandam skonių įvairovę. Tiesiog įvairovę. Maistas privalo būti skanus, ne tik sveikas. Ir šitoj vietoje mes atsisakydami, tų skonių įvairovės, mes tiesiog patys save skriaudžiam, nes, sakom, neskanu, ne visai. Kur tu dėtum šaltibarščius į kurią raidę? Jeigu darytumėm tier listą pagal jų maistinę vertę. Į kurią raidę iš visos? S yra geriausias, tada eina A, B, C, D, E, F. Nežinau, aš gal imčiausi viduriuką, E, F. Tai ne, F jau čia apačia. F apačia, atsiprašau. Tai tada vidurys būtų B, C kažkur. B, C, jo. Juolab, kad kasdien nevalgom. Burokėlis, kadangi nėra, kaip jau kalbėjom, nėra pati ten maistingiausia ar nedaržovė, kefyras, mes labiau už probiotikus geriam. Bet jo. Tai kaip iš idėjas nėra blogas dalykas, jeigu tu jį ten karts nuo karto pavartoji. Absoliučiai taip. Bulvės, krapai. Viskas to yra gerai. Okay. Tai pažaisim gal tokį žaidimuką. Aš tau pasakysiu patiekalus, kuriuos lietuviai mėgsta valgyti. Nebūtinai tai lietuviškas patiekalas. Supratau. Bet ką mes mėgstam valgyti ir tu pasakyk, kur tu dėtum, į kurią tier listo eilutę įdėtum. Ir kaip galbūt, kadangi vėlgi Vilnius yra žalioji Europos sostinė, kaip galima kažką padaryti, kad būtų galima šiek tiek pakelt, galbūt kad ir minimaliom pasangom, bet pakelt gal porą levelių, gal kažką pakeist, žinai. Gerai, būtų įdomu. Tai šaltibarščius apkalbėjom, pakeist kefyrą kažkuo ir galime jau šiek tiek netgi pakelt, ar ne, maistinę vertę. Ir maistinę, ir skoninę lygmenį. Bulves palikim. Vienareikšmiškai. Prie bulvių nelendam. Svarbiausia, kad neišdeginkit pastoviai, negrūzdinkit ir tai yra geriausia gali. Vat, matom puikų variantą. Gerai, tada antras, cepelinai. Tai tradiciniai su grietinė ir spirgais. F. F, ne? Nieko gero ten nėra. Iš esmės, ne. Nori sukelsi dvejonę man tai. Na? Vat įsivaizduok, turim cepelinų lėkštę. Tai įprasta. Skrapais, spirgučiais. Viskas spirgučiai, ten grietinė, žodžiu, viskas kaip priklauso. Kuo tai skiriasi, pavyzdžiui, jeigu žiūrim iš sveikesnės pasirinkimo perspektyvos, kuo tai skiriasi, pavyzdžiui, nuo hamburgerio? Aš sakyčiau, bulvės yra mažiau kalorijų. Ar kalorijas vertinam prie maistingumo ar ne? Nes tai kitas dalykas, ne? Yra visiškai. Na gerai, paprašiau pasakysiu. Gerai, kad būtų įsivaizduot. Sakykime, turim
Cepelinus ir amerikietiškas steikas su šalia grūzdintom bulvytėm. Nu čia jau aš sakyčiau, netgi steikas geriau yra. Nes tai yra nemalta, aš nežinau, ar malama mėsa ir išvirta, ilgai virta, jinai iš viską turbūt praranda. Ar ne? Ne visai. Ne? Kažką dar išsaugo. Bulvės, jo, spirgai, aišku, riebalai, grietinė. Ne, aš čia nepasiginčiu. Mes diskutuojame. Aš tik bandau įvesti tą... Aš suprantu, kad tai nėra maistingiausias dalykas. Kartais mes akimis matom vieną ir sakom, kad tai yra sveikiau negu kita. Ir sakom, va ten amerikiečiai ant burgerių, žinai, sėdi. Bet mes patys savo vietiniai virtuvėje arba įpročiuose turim lygiai tą patį, nes mūsų sistema nevirškina daiktų. Čia mes bulvę pavadinom bulvę, jam tai vienodai. Sistema virškina cheminių junginių grandinės. Okay. Ir vienam ir kitam viens atėjo riebalai. Ir vienam ir kitam, žinai, tenai... Bet tai čia tas maisto derinimas, apie kurį... Čia yra maisto derinimas, čia yra tas pats. Tik tais mes kitą formą turim tą patį sotų riebalą. Kaip pavyzdys, ar ne? Tai tik tais mes, akis mūsų apgauna, kad čia, galimai sveikesnė alternatyva. Okay. O jeigu mes, pakalbėtume pakelimą į aukščiau porą žodžių. Jeigu pakeistumėm, tarkim, spirgus kažkuo ir įdarą ne mėsa, o tarkim, grybais ar varškę, ar galima? Tai yra puikesnė alternatyva ir tikrai jūs kilstytumėt kur kas aukščiau. Ir šitoje vietoje, keičiant įdarą, iš karto game changeris atsiranda, ar ne? Vat minėti tavo, sakykime, tie patys, galbūt aš mačiau fermentuotais produktais įdarytus, ten, sakykime, lietuviškais raugintais kopūstais ir troškintais įdarytas, žinai, ten grybais. O spirgą kuo pakeistum spirgą? Yra kažkoks augalinis pakaital? Aš rekomenduočiau nekeist, o atrasti naujų formų ir būdų, ką šalia su tuo valgyti. Nes mes pasiklystam. Va čia mes pradžioje diskutavom apie tai, kad norėdami sveikiau maitintis, mes imame ieškoti pakaitalų. Ir neretai tie pakaitalai niekaip su sveikesnė alternatyva nesusiję, dar daugiau... Jo, nes mes tada norėtumėm kažkokio kubelio, kito kubelio. Taip. Bet jeigu jau taip labai reikia to kubelio, tai imkit marinuotą tofu, susipjaustykit kubeliais, pakepkit neaukštoj temperatūroje ant alyvuogių aliejaus ir turėsit nuostabius tos kubelius. Jeigu ieškat pakaitalų, tai žinai, man tai aš geriau jau sakyčiau, kartais, bet nedažnai imkit jūs tą cepeliną, suvalgykit su tais spirgais, bet neieškokit tų pakaitalų, kurie ten dievaži kur tu dar neskanubus. Būtent, ir sudėtis baisinga. Ok, šašlykas su ryžiais, marinuotų svogūnų, tradicinis ir kečupu ant viršaus. Sunku būti rasti alternatyvą, bet jeigu mes imam bazę, kad mes dedam ant iešmo, tai... Grilintas, gražus ant ugnies. Tai dėkit tą patį halumį su daržovių iešmelį, dėkit tą patį skaniai marinuotą tofu su daržovių įvairiausių marinuotų daržovių iešmeliu, dėkit, kepkit, ieškokit įvairovės, nes, mėsą valgyt su mėsą, kažkaip. Tai tu sakai, šašlikiukas, tofu, gal galima taip, ar tu nori visiškai pakeisti jau viską? Geriau būtų taip. O jeigu ten paprikos dar būna, žinai? Ten baklažaną kokį pasūdytą dar kažkaip, tos įvairovės įnešti, žinai, kur, tikrai kur kas geriau negu tik šašlas su... Į kurią raidę dėtum paprastą šašlyką? Aš sakyčiau G. G? Dar žemiau už cepeliną? Jo. Ok, radom naują dugną. Gerai, kugelis. Manau, čia irgi neišsiplėsim labai F turbūt, ar ne, kugelis? Šiaip žiūrint, jeigu jis ten neprifarširuotas vėl spirgų ir įvairiausių dešrelių, kaip mėgsta visai gaminti, tai aš manyčiau, ne. Kodėl prie E galėtų būti? Puikiai. Kepta duona mūsų mėgiama su sūrio padažu. Oi, tai čia G. G irgi. Nes ten yra ir aliejaus daug, ir angliavandenių, ir riebalų. Jo, tai riebalai. Gerai, va čia šitą daug dedu vilčių. Balandėlį. Viskas priklauso tikriausiai nuo įdaro.
Nu, Jeigu įmam tos tradicinius su mėsa ir ryžiais, nu, tai aš sakyčiau ties, jeigu šalia dar dedam daug žalumos ir įvairovės, šalia pačio balandėlio, jeigu dar padažą patys namuose greitai pasigaminam, kurį mes mėgstam, tai aš sakyčiau ties C. C, labai gerai. Nes aš kažkaip, kadangi man jis tokia virti, yra kopūsto, ta bulvė, jeigu virta, žinai, aš taip blogai nesijaučiu valgydamas balandėlį. Aš šiaip labai mėgstu balandėlius. Balta mišrainė, kurią mes gaminam per šventes. Kur šitą dėtum? F. F irgi? Tengi daržovės, rauginti agurkai, bulvės. Bet viską pasendinam majonike ir finita le komedija. O gerai, tai jeigu majonezą pakeistumėm kažkuo geru, gal galima būtų tik iki C pakelt. Matai, mes visą laiką ieškom to majonezo ataskonio, kaip aš vadinu. Pabandykime įvairovę. Nu, pavyzdžiui, mes tą patį skandinam burokėlių mišrainę, ar ne, majonezuose. O kodėl, pavyzdžiui, nepaimti ir nepadaryti tokį elementarų dalyką, kaip sutrinti avokadą, tiesiog avokadą įsutrinti ir vietoj tos bazės panaudot, pabandykit, nustepsit su burokėliais, trintas avokadas vietoj majonezo, su įprasta raudona mišrainė, vietoj majonezo dėta avokado, druską ir trintą. Lygiai taip pat galim tą patį panašų skonį su balta mišrainė išgauti, pavyzdžiui, su arba fermentuotų, bet čia jau upper levelį, sakykim, paprastai, anakardžių pagrindo trintų padažų, pavadinkim jį padažu, kurį dedam į tą mišrainę. Nu, nuostabia. Vat galiu užduoti, kitas patiekalas bus būtent anakardžių cream cheese, kurį mes paragausim su sourdough duona ir fermentuotam daržovėm. Tai vat įdomu bus paragauti. Žinai, ką aš pastebėjau? Aš labai daug galima pakeisti tiesiog paprastų jogurtų. Būtent. Aš esu netgi tuno daręs salotos su jogurtu, kas atrodo keista. Bet kai sumaišai dar su keliais dalykais, man labai patinka salieras, nes kažko kramčių norisi, vištienos, bet pagrilintos taip, tokios, žinai. Ir dar kažką mes ten dedam irgi, liktai dar avokado ir jogurtą. Jogurtas su avokadu sumaišo iš vis tokią fainą košę padaro. Konsistenciją padaro. Jo, tai aš manau, kad mes iš vis majonezą beveik nebeperkam, nes, nu, tai žinom, kad yra kiaušinė tiek ir aliejaus tiek tiesiog. Tai tikrai galima daug dalykų tiesiog paprastų jogurtų graikiškų pakeisti. Absoliučiai taip. Čia vėlgi ateina protingumo kriterijus, kiek mes daug jo suvartojam. Karbonadas egzotika. Tai kur sūrė ir ananasą viršui. Nu, turi būti jau aukščiau negu F, nes yra vaisių. Gerai. Rūgštynis sriuba. Žinai, kad sriubų geimas Lietuvoje geras, man atrodo. Priklausom nuo to, ką dedam. Jo. Vienareikšmiškai. Gerai, tada šiek tiek įsiplėsim. Kai verdi daržovę, jinai praranda maistinę vertę, ar ne? Bet sultinys pasiema tą maistinę vertę? Klausimas. Tu jau žinai mano paslaptį. Aš turiu aplinkoje šefą. Beje, mes irgi turim nuostabų šefą. Jeigu tu paklaustum šefų, kaip jie gamina daržovės arba sriubas, tu pamatytum, kad įprastai lietuviškai mes sumetam į vieną prikaistuvį, užpilam vandenį ir išeinam lyginti arba ten... Nu, dar, jeigu būna vištien, nugrebiam dar tą kraują. Tarp kitko, putas. Užvirusi kraują, kuris kraujas ten yra. Šiaip daržovės, kurias mes dedam į pačią sriubą, tai prieš tai atpalaiduojam skonį ir kvapą. Tai yra neaukštai temperatūrai pakepinam didžiąją dalį. Mes nešnekam apie šakninės, kurias reikia išvirti, ne? Bet šiaip pakepinam daržovės ir tik po to užpilam vandeniu. Ir labai neilgai paverdam. Ir tai, ką atidarėm pačioje daržovėje ar jų mikse, išeina paskui į vandenį ir gaunasi su nedideliu paprieskoniavimu priklausomai nuo skoninių savybių. Mes gaunam natūralų sultinį ir tą maistingumą didesnį kur kas, negu tik sumetę ir palikę. Užakcentuojant mano klausimą, sultinys yra gerai, nes jame
tas visa maistinė vertė nėra, kad sudega viskas, išverda ir lieka tik skonis. Ar lieka pačiam sultiny tos maistinės vertės? Jeigu sultinys buvo išgautas ilgai verdant, pridėtinės vertės mažai. Ai, tai reikia tada padaryti paraustinti šiek tiek ir tada užpilti ten 8, 5, 9 laipsnių vandeniu, palikti ir tada kas absorbuosis į sultinį, į vandenį, tai bus geriau. Aš dar naują techniką, blanšinimas sužinojau, kur šiek tiek paverdi, ščiučiut ir įdedi į šaltą vandenį. Vienareikšmiškai. Ir tada gali... Kai kurios daržovės tą labai mėgsta, jos tekstūrą. Žirneliai pažaliuoja. Taip, skanu. Gerai. Edamamės ir taip toliau. Oi, edamamės. Gerai, tada dar keli. Agurkas su medum? O! C. C? Nes medus... Šiaip paprastasis cukrus, bet geresnė alternatyva cukrinės cukrus. Ok. Silkė marinuotas svagūnais? Ne mano tema, bet sakyčiau gal ties B. Omega 3, šitie dalykai, kotletai su bulvių košė jau nujaučiu. E. Gerai, rūkytas lašinys. F. Liūdinė, man. Gerai, šaltiena. Ten bent tokių dalių jau likusi. Visiškai. Gerai, šitą ir ne. Vėdarai, kraujiniai. O su kuo? Grikiai ir kraujas. Ką žinau, maistinės vertės ten mažoka, aš sakyčiau, ok. Ir sula? Tiesą pasakius, maistinės vertės ten nėra tiek daug, kaip mums atrodo. Aš šitą irgi girdėjau. Ten maistinės vertės nėra, tik tai yra skonis ir natūralus produktas. Ir placebo. Tas tai yra stipriausias. Pastatyta. Įtikinti. Super, gerai. Einam prie patiekalo, kurį jau suspoilinau, bet noriu paragauti. Nuostabu. Taip, ant mūsų stalo jau viško po to dabar. Tokio viduramžių vaibo. Aš toks viduramžių mėgėjas, aš žiūriu, vakar užmigau su pasakojimu, su laužo spraksėjimu, kaip vykdavo gyvenimas tavernose viduramžių. Jo, koks maistas būdavo, kas ten vykdavo, tai man visi šitie, kas primena viduramžius, labai cool. Tai ant stalo turime anakardžių cream cheese, fermentuoto anakardžių, sourdough, kaip lietuviškai, raugo duona. Ir čia yra fermentuoti pomidorai, agurkai, kopūstai su krienu, česnakai ir... Fermentuoti česnako daigai. Taip. Tu žinai, nes mums pasako priežiūrą, aš užmirštu. Aš prastas padarėjęs būčiau, žinai. Bet žinai kas, aš tiesą pasakius galvojau, kai paklausėjai, kokie patiekalai galėtų būti, aš galvojau, kad eisim lengviausių kelių. Žinai, bus padėta prie cream cheese'o morka pjaustyta, kaip įprasta, ten koks salieras, dar kažkas. Tu tiesiog buvai parašęs su daržovėm. Čia šefo buvo pasirinkimas fermentuotas daržovės. Šefas irgi lengviausias kelių neina. Ne tas šefas. Tai pradžio gal kuo konservuoti ir fermentuoti daržovės, kuo skiriasi? Koks pagrindinis skirtumas? Pagrindinis skirtumas yra tas, kad fermentuojant mes turim kur kas daugiau sveikatai naudos negu konservuojant. Konservuojant mes naudojam konservavimo priemonės, pavyzdžiui, kaip actą. Ar ne? Ir ten iš esmės sugebam išlaikyti patį produktą, kad jis nesugestų, bet pridėtinės vertės neįgauna. Jeigu mes fermentuojam, fermentacijos metu arba pačiame produkte esančio, arba jo aplinkoje esančios bakterijos jį, pavadinkim kabutėse, užkonservuoja, ar ne? Tai rūgimo metu susidaro labai daug gerųjų bakterinių junginių, kurios patenka į ląstelieną arba ant ląstelienos ir mes jį galime suvartoti. Ir pagrindinis skirtumas, sakykime, tas pats rauginimas turi skirtingų formų. Ta rauginimą galima išgauti arba į produktą įdėjus kažkokių tai bakterinių kultūrų, arba tiesiog palikus atviroje erdvėje ir erdvėje esančios bakterijas ima daryti savo darbą. Tai vertinant, sakykime, maistinę vertę arba ne tik skonį, bet maistinę vertę, vienareikšmiškai pridėtinė vertė mūsų žarnynui, virškinimo traktui, tai probiotinėms kultūroms, prebiotinėms kultūroms, vienareikšmiškai fermentuoti produktai yra numeris 1. Ir aš žinau, kad labai didelė dalim prie japonų, korėjiečių ilgaamžiškumo prisideda būtent, kad jie labai daug fermentuotų daržovių valgo. Aš esu buvęs
tam krašte. Taip. Tai pas juos net neštau, aš nesu gavęs salotų baulo tokio tiesiog. Nelabai. Salota, ten pomidoras, agurkas. Viskas po nedaug, bet, pavyzdžiui, ridikėlis pafermentuotas. Taip, karopė dar kažkas. Jo, kimčis, žinoma, kopūstas. Nuostabus. Jo, tai paragaukim. Labai maga, tikrai šito ypatingai. Kešių yra nuostabus, man atrodo, nepelnytai netrastas Lietuvoje arba anakardžių fermentavimo būdas, beprotiškai paprastas ir kas yra įdomiausia, ne visiems tas skonis gali toks patikti, bet gera žinia, kad jį galima labai lengvai keisti. Pavyzdžiui, čia įdėjus bet kokį kitą trintą produktą, mūsų minėtą burokėlį virtą. Pavyzdžiui, keptą ant laužo burokėlį įdėjus, jis pakeičia tekstūrą ir skoninės savybės. Čilis, laimas, jis gali keisti savo struktūrą, skonį, priklausomai nuo to, ką pridėjo. Jeigu fermentacijos metu, pavyzdžiui, ląsteliena prieš mus yra kopūstai, fermentacijos metu bakterijos ne tik aplipo patį produktą, bet ir dar tarp ląstelinėme lygmenyje, tarp ląstelių įsitaisė gražiai. Ląsteliena juk yra nevirškinama. Gal teko girdėti, ar ne? Tai kai mes pavalgom tokį raugintą produktą, raugintą ląstelieną, raugintą augalinį produktą, yra kur kas didesnė tikimybė, kad bakterijos patenka iki storojo žarnyno, nes jos pasislėpusios kabutėse tarp tų ląstelienos jungčių sėkmingai praeina. Jos nėra suvirškintos. Tuo tarpu, kai mes vartojame visiškai skystą produktą, kuriame yra bakterijų kultūrų, skaičiuojama atskirais tyrimais, kad praeinamumas iki storojo žarnyno siekia iki 30% nuo suvartoto kiekio. Tai dalis tiesiog žūna, nes neturi to vadinamo nešėjo. Tai šiuo atveju... Neturi iš ko įsikipti. Būtent. Kitaip sakant, sėkmingai nuėjus iki skrandžio aplinkoje, rūgštinėje aplinkoje žuva. Geresnė alternatyva, geriau jau didelį valgomą šaukštą per dieną pavartokit fermentuotų bet kokių daržovių, kimčis, agurkas, kas tai bebūtų ir tikrai pridėtinės vertės kur kas daugiau turėsit. Aistė čia labai buvo užpanikavus prieš porą savaičių, TikToką rado, kad labai daug jaunų žmonių dabar turi colon cancer ir storosios žarnos problemų, nes tiesiog nevartoja šitų fiberio. Esi susidūręs su šitą informaciją, ar čia TikToko gandas? Ne, tikrai taip. Šiandien didžiausias bendrai iššūkis, atsiprašau, kad mes kasdienės mitybos racione nebeturim ląstelienos turinčių produktų. Ir čia yra 21 amžiaus iššūkis. Ir tai yra susiję ne tik su virškinimo trakto onkologiniais sutrikimais, tai yra bendrai su visų virškinimo trakto veikla. Kad pačiam įsivaizduoti, mūsų storajame žarnyne sėdi beprotiškai daug gyvybės ir sveikatos. Jau gal teko girdėti jau tas žarnų ir smegenų ryšys, ar ne? Kai kiek mūsų, pavyzdžiui, gerosios bakterijų kultūros lemia mūsų sveikatos, kognityvinės veiklos ir taip toliau. Tai yra tiesioginis ryšys, dar daugiau imunoreguliacija, hormonų reguliacija ir visa kita. Tai per savaitę žmogus turėtų gauti vidutiniškai 32 skirtingas ląstelienos rūšis tam, kad pamaitinti storojo žarnyno mikroflorą. Mūsų storojo žarnyno gerosios bakterijos gyvena tik ant fotosintezę atliekančių produktų, tai yra ląstelienos. Ne ant mėsos, ne ant pieno, ne ant kefyro, o ant ląstelienos. Ir jeigu mes jos neturim, o 21 amžiaus žmogus dėja jos nebeturi, arba ją turi beprotiškai perdirbtą, denatūruotą, išgrūzdintą, tai dėl to ir turim labai daug iššūkių su insulino rezistencija, antro tipo diabetu, nutukimu, angliavandenių apykaitos sutrikimais, tame tarpe ir tam tikros rūšies onkologiniais. Jeigu tu, pavyzdžiui, eitum į vidutinę dydžio parduotuvę, ten vieno pliuso, vieno į kažko, žinai, ką galėtum taip iš fermentuotų dalykų, kas po ranka? Rauginti kopūstai turbūt geras pasirinkimas? Rauginti kopūstai, agurkai, dabar vis daugiau atsiranda. O tie lengvai paraugti tokie, ar kurie agurkai? Skonio reikalas. Nes yra, žinai, dabar irgi jau populiaru ten 1-2 dienų ten. Taip. Man atrodo, abu variantai yra labai puikus. Aišku, kuo ilgiau buvo parauginti, tuo yra didesnė pridėtinė vertė, bet pamiksuokit. Dievaži, man tai šviežrūgiai agurkai yra nuostabus. Ir juolap net ir vieno X parduotuvėse atsiranda, taigi
Lygiai taip pat aš mačiau jau fermentuotų burokėlių, fermentuotų česnakų netgi mačiau, taip kad po truputį atsiranda. Kita vertus, jeigu atsiras poreikis, tai ir vienas X pardavinės viską. Viskas paprasta. Ok, tai tada pradėjome jau kaip ir temą, aš tau duosiu situacijas susijusiam su maistu, gali valgyti, mėgaukis ir pasakysi tiesiog, kokį maistą pasirinktum. Ok, pabandom. Tarkim, nežinau, ar tu esi didelis sporto fanas, bet pakvietė tave gal žmonos draugai pažiūrėti krepšinio. Kokius neksų nešiesi? Svarbios varžybos, visi atsineša savo užkandžių, ką tu nešiesi. Aš toks pat žmogus kaip ir visi. Aš tikriausiai atsineščiau geresnės sudėties načos, guacamole pasidarytumėm. Ir... Praslys, nieks net neįtartų, kad, žinai, plant-based. Aš esu buvęs va tokiuose, kur načos, guacamole ir netruko nieko. Absoliučiai. Ir jeigu pas mus taip nutinka, kad jeigu ten kažkas atsineša ten užkandukų vytintų dešų, žinai, tu čia ateini su humusu 2-3 skonių arba ten to pačiu šito guacamole, tai žiūriu, kad iš manęs jau viskas eina. Tai jau ne iš manęs, o iš to stalo kampo jau viskas dingsta. Gamini vakarienę merginai, kuri trečias pasimatymas pakvietė į vakarienės pas save. Nori padaryti įspūdį. Ką jai pagamintum pat? Tikriausiai rameną. Rameną? Nu, tai čia labai stengiasi. Per daug trečiam. Jo, esi gaminęs rameną namie? Nu, turėtų būti, žinai, dėl ko verta. Tai jo. Tu tokį irgi be gyvulinės kilmės. Be, nes mūsų namų aplinkoje nėra. Tai mums, žinai, man tai va čia ir yra tas momentas, kad čia įpročio klausimas. Mes jau nebegalvojam, ką pagaminti iš batato. Supranti, yra ir čia kaip žmonės iš faršo gamina 20 patiekalų, taip mes iš batato gaminam, iš tos serijos. Tai kai atsiranda įprotis ir skoniai, tai labai greitai viskas pasidaro. Ok, Halloweenas. Švenčiat Halloweeną ar ne? Su vaikais labiau. Jo. Vaikų šventė. Taip, tai įsivaizduok. Ateis, žinai, pas tave ateis daug kaimynų vaikų. Turi padėti dubenį kažką. Ką dedai į šitą dubenį vaikam? Vaikai yra vaikai, dievaži, dedam saldainių ir viskas su tuo yra gerai, nesiparinam visiškai. Bet jeigu žinom, kad mūsiškiai mėgsta, tai dedam tų natūralesnių rutuliukus, ten būna riešutų ir datulių pagrindų, o šiaip tai lai pašvenčia, viskas to gerai. Ok, gerai, bet tarkim jūsų vaikai, vienas iš sūnų važiuoja ekskursiją. Visai dienai turite įdėti maisto, turėti žvelgti tai, kad vaikai matys, ką jis valgo. Taip. Kokį meniu padarai? Surolinta burrito. Su kokia kvietinė tortilė, ar ne? Pilno grūdo tortilė ir ten vidų jau, sakykime, variacijos gali būti pačios įvairiausios. Ryžiai, pupelius, kanėm, pomidorų padaže, tofu arba halūmis ateina, žinai, arba tas pats gali būti kaip prieskonis, sakykime, kažkoks kitas sūris feta geros kokybės. Tai gali būti žalių daržovių kitas burritos susuktas, žinai. Tai... Nebėgai, kad po to vaikai paragaus tavo sūnų ir kažkaip. Čia labai geras pastebėjimas, kad, žinok, niekada nebuvo taip, kad pas mus svečiuose besilankę vaikai nevalgytų mūsų maisto. Nes, jis yra sodraus, intensyvaus skonio, nes pažaidžiam su padažais. Tai juk visose patiekaluose padažas yra key faktorius. Tai jeigu ten gera... Išgelbėt visą. Absoliučiai. Ir pavyzdžiui, mus stebina kartais vaikai, bičiulių vaikai, kaimynų vaikai. Jau šiandien tie, pavadinkim juos visavalgius vaikus, atbėgia pas mus į namus, prašo, žinai ko, makaronų su pesto padažu. Pesto pats gaminate. Taip, labai greitai. Ir vaikas prašo, nebe su kečupu, žinai, kas jam įprasta namuose. Randa skonius vaikai. Gerai, dar porą situacijų. Varai naktį iš automobilio stebėti, ar tavo žmona nėra tau neištikima. Jau gerai. Darai pasalą ir žinai, kad nuo kokių 12 nakties iki 6 ryto turėsi išbūt budrus, kimarin. Tai turi maistas irgi toks nemigdyti, žinai, ir biškinėt energijos duot. Ką pasiemi tą žvalgybą? Geriu kombučą arba kokosų vandenį. Netrastas dalykas, mineralizacija taip gerai duoda budrumo. O užkast
O va čia geras klausimas. Žinok, gal ta pati gvakamolė arba humusas eitų į trasą. Ja. Su kažkokiam daržovėm? Daržovėm. Aš tikriausiai imčiau kaliaropę, labai mėgstu mirkyti ir valgyti. Tikriausiai imčiau morką, galbūt salierą, galbūt dar kažką. Okay. Labai paprasta. Gerai, ir paskutinis. Aš guliu ligoniniai, tu ateini mane aplankyti. Ligoninės maistus, žinai, ne visur geras. Ką man atneši lauknešėlį? Jeigu nėra jokių apribojimų, Koja lūžus, man tarkim. Vienareikšmiškai būda baula. Su, pavyzdžiui, grikiais ir bolivinė balanda bazė, tada 3-4 rūšių keptos daržovės, 2-3 rūšių žalios daržovės miksas ir geras padažas. Šalia norima galbūt, kadangi žinau, kiaušinį mėgsti, kiaušinį įmeščiau. Valgyčiau. Taigi bičiulis, ne? Gerai, labai smagu šį būtų sulaukti. Tai parašyk, kaip man sakė. Tau pirmam parašyk. Ok, nice. Galima, pabaigsim dar žinoma, suvalgysim, pasimsim namo dar, kas liks, tikrai, aš irgi norėsiu kai ką pasimti. Galima eiti prie mūsų trečio jau patikalo, takos. Linkėjimai šefui, tikrai puikiai. Tai mūsų stalo atsidūrė tokie ingredientai takui. Man vienos lėkštės trūksta. Žinai, čia turėtų būti chicken. Chicken. Nes viskas lyg ir yra. Aš pasiprašiau corn tortillas ir dėl glutino, ir šiaip man corn tortilija kukurūzų skanesnė yra. Tau padarė 50-50. Tai abudu ingredientai man gerai pažįstami, pico de gallo, guacamole, vištienos arba ten kokios barbakavo, man lyg ir trūksta. Tai čia yra tavo užkandis toksai? Čia įvairoviai, taip, vienareikšmiškai. Ingredientai gali skirtis priklausomai nuo jūsų poreikių, ten, nežinau, skoninių savybių. Bet tų variacijų mes žinom, kiek kultūrų, kiek žmonių, tiek ir tų variacijų yra. Ir tiesą pasakius, mes ragavom tą tokį autentišką, man teko ragauti tą tokį tikrai autentišką mamytės ten, močiutės ten tam namukė meksikietiškame. Tai jie pirmiausia pradeda ne su vištiena, o su daržovėmis ir tik paskui paskesni eina ten su vištiena arba su kiauliena, ilgai lėtai virta. Tai, o daržovių įvairovė būna pati įvairiausia priklausomai nuo sezono, nuo dar kitų skoninių savybių. Tai čia jau mūsų fantazijos reikalas, ką mes darome. Ok, tai tu tokį pasiėmei su 2 pagardais. Ja. Galėjai daugiau paprašyti, bet taip nori. Ir taip. Gerai, parodyk. Dedi turbūt pradžiai guaką. Jo. Ir ant viršaus pico de gallo. Visiškai taip. Kuo paprasčiau. Pas jūs dažnai būna make your own tacos baliai. Absoliučiai. Čia puikus būdas išsisukti nuo ilgo darbo virtuvėje. Pagamini daug tokių prepų ir pasigaminkit patys. Susidėliokit patys. Ir viską. Kaip jūsų draugai šitą žiūri? Aš čia prieš tai vardinau vegetarizmą, veganizmą. Tave turbūt prie plant-based reiktų priskirti. Kaip jūsų draugai žiūri? Labai pozityviai ir tiesą pasakius, dauguma niekada, sakykime, aš nuoširdžiai pasakysiu, mes netgi nesitaikom prie to, kad mūsų bičiuliai yra visavalgiai. Nes jie tiesiog atėję mėgaujasi arba skanauja tai, kas mūsų kasdienės mitybos raciono yra dalis ir visą laiką kažkaip laimingi šiandien. Tikrai, kaip galvoju, už uždarų durų, pavyzdžiui, kad tavo koks draugas sako savo žmonai, vaičiūnai, tai ten padaryk man kažką. Manai, būna šitas pokalbis? Aš nesu tikras, manau, kad nebūna. Manau, kad nebūna, nes šiaip pasakyti... Ką jiems padago iškėp? Ką žinau, kad... Šiaip, kai mes ateinam, aš įsivaizduoju, kad žmonėms yra diskomforto, nes, nėra įpročio, žinai, kažkokio tokio, bet, taigi, tam ir yra bičiuliai artimieji, jie prisitrina, mes sakom visą laiką, nesukit galvos, hebrytė, nesukit, mes tikrai rasim. Nėra kraštutinumų ten tokių, žinai, bet, mes randam, mes visą laiką randam. Net ir viešbučiuose. Jeigu tenka nakvoti viešbutyje ryte, mes susikompiliuojam ten turinį ir savo atrandam tos skanius. Labai skanu. Vištas trūktų.
Va šitas tako man yra labai mėgstamas dalykas ir aš labai džiaugiuosi, kad Vilniuje atsiranda jau tikrai gerų tako restoranų. Ir ingredientai patik vakamolė puikiai. Viskas gerai. Aš vieną kartą pas jūs užėjęs svečius valgyčiau, bet tada po 2 dienų, aš noriu tako su vištieną. Aš sutinku, pas mus jisai būtų kur kas pilnesnis. Šalia būtų daug keptų įvairiausių papildomų grybo, pavyzdžiui. Grybo. Tas pats fermentuotas koks nors produktas būtų apkeptas, pagamintas kaip nors. Tai jis būtų pilnesnis kaip variacija, bet kadangi mes esame restorane vis dėlto paskutinės vakarienės, tai čia neapnukrausi viską. Ne, žinau, galėjai, čia tokia vieta, kur galėjai. Yra kelios populiarios dietos visame pasaulyje, aš norėčiau tau jas perskaityti ir tu pasakysi trumpai pliusus minusus tų dietų. Ok, pabandykim. Labai populiari keto dieta, tas angliavandenių toksai nevalgymas. Aš nežinau, ar reikia truputėlį įvesti. Tų keto dietos formų yra pačių įvairiausių. Išgalvotų yra iki kaulų smegenų skirtingų, bet bazė yra visą laiką, kad mitybos racione per parą, sakykime, apie 70% sudaro riebalai, iki 20% sudaro baltymai, likusioji dalis angliavandenių, nes labai bijom to cukraus. Tik tais viena yra problema, kad nepapasakojo, kokio cukraus reikia bijoti, ar ne? Ne visi angliavandeniai yra vienodai mūsų sistemoje apdorojami ir turi neigiamą efektą. Tai keto dieta yra viena prasčiausių dietų, kurią galėtumėm taikyti įprasto gyvenimo ritme. Jie turi labai daug šalutinių poveikių ilgainėje perspektyvoje. Ir keto dieta šiaip aš nežinau, ar teko girdėti, bet gimė tai klinikinėje aplinkoje prie neurodegeneracinių sutrikimų, siekiant geresnio rezultato. Ir keto dieta net ir klinikinėje aplinkoje, ten, kur jinai gimė, buvo taikoma ir vis dar yra, tiesą pasakius, taikoma labai trumpą laiką, bet prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams. Ir ne veltui, įprastom sąlygom keto dieta yra viena nepalankiausių dietų rūšių, kurią galim taikyti. Jo, o jeigu grinai tokius svorio metimo tikslais? Mitas visiškas, labai greitas rezultatas, bet su labai didelėm pasiekmėm. Tai atsista prasme ir svoris grįžta liktai? Bumerango efektas lygiai toks pats. Gerai, nes čia ne mano dieta. Bandžiau, ką reiškia bandžiau? 4 dienas. Ne. Karnivorinė, ar vien mėsa pagrindė? Lygiai taip pat kaip ir keto, absoliučiai žmogaus organizmas nėra sukurtas maitintis vien mėsos baltymų ir aminorūgštimis. Dėl vieno pagrindinio dalyko mūsų žarnyno struktūra tam yra nepritaikyta. Visiškai. Mūsų žarnynai ir visai sistemai, raumenų sistemai, lygiųjų raumenų sistemai, endokriniai sistemai, smegenų veiklai būtinas angliavandenis. Ir šitoje vietoje vien mėsa dėja turi daugiau neigiamo efekto nei pridėtinės vertės. Tai žodžiu, tie baltymai, angliavandeniai ir riebalai ne šiaip išgalvoti, kad reikia visų 3. Absoliučiai taip, nes mūsų sistema didžiąja dalimi yra priklausoma nuo angliavandenių. Statybinė medžiaga yra baltymas, ir papildoma, pavadinkim taip, energijos šaltinio dalis ateina iš riebalų arba kai kurios sistemos, pavyzdžiui, kai kurie hormoniniai procesai šiek tiek panaudoja pačią riebalą. Bet 90% mūsų skersaruožių raumenų, vidaus organų, smegenis, kiekvieną minutę, šiuo metu mums bendraujant, šnekant, virškinant, naudojame angliavandenį kaip energijos šaltinį. Protarpinis badavimas. Labai geras klausimas. Žinai, aš mėgstu, galiu pajuokauti? Žinau. Žiūrėk, Homo sapiens yra tiek įdomus, kad tai, kas turėtų būti natūralu, jam reikia sugalvoti kokį baisiai mandrų pavadinimą, kad jis pradėtų tą taikyti. Kas yra protarpinis badavimas? Ne tos išvestinės formos, kurias mes šiandien pažįstam socialinėje medijoje. Protarpinis badavimas per se tai yra tai, kad mes nuo paskutinio savo šiandienos valgymo iki kitos dienos pirmojo valgymo turim apie 10-12 valandų tarpą.
kai yra tos 8-16 dar yra tas toks. Tai čia jau yra, va čia yra labai svarbu, čia yra klinikinėse aplinkose taikomi metodai. Tik juos mes padarėm kaip kažkokius tai įprasto gyvenimo tempų taikomus. Taip neturėtų būti. Bet jeigu mes imam tą va tokį žanro klasiką, kur tarp paskutinio valgymo ir pirmo kitos dienos valgymo turėtų praeiti apie 10-12 valandų, tai yra visiškai natūralu. Taip turėtų būti. Bet pas mus, kur yra man tai problema? Pas mus yra taip, kad mes pavalgom vakare ir praėjus valandai jau kaip hamekai, gerąją to žodžio prasme, einam ieškot, kur ten užkas dar papildomai. Prisivalgom prieš miegą ir niekaip nebeišeintų 10-12 valandų, ar ne? Kodėl taip nutinka? Pagrindinė, aš čia absoliutinu, bet pagrindinė priežastis yra ta, kad per pusryčius, pietus ir vakarienę dienos eigoje nepakako maistingumo. Vakarienė irgi buvo mažai maistinga, nes mes taigi kalorijas skaičiuojam, o ne maistingumą. Buvo per mažai maistingumo, sistema panaudojo tai, ką sukratėm, o kadangi buvo per mažai maistingumo, praėjus valandai sako, tu dar gyvas, tu dar kažką veiki. Dar čia gal filmą jungsis. Tai gal tu duok man pavalgyti, nes buvo per mažai maistingumo. Bet jeigu mes sugebam per pusryčius, pietus ir vakarienę užtikrinti įvairovę, tai yra įvairiausių mikro-makro elementų gavimą, tai yra labai didelė tikimybė, kad pavalgius vakarienę jūs turėsit maksimalų sotumo jausmą ir nebereikės sukt galvos arba ten verstis per galvą, kaip ten save susilaikyti, kad išlaikyt tą 10-12 valandų. Jeigu mes imam tą protarpinio badavimo metodikos, kurios yra labiau taikomos klinikinėje praktikoje, siekiant kokio nors sveikatai orientuoto rezultato, ar ne, 8-16 būna 17 valandų, 24 valandų, tai jie turėtų būti taikomi tik labai trumpą laiką ir tik su sveikatos priežiūros specialisto pagalba, nes protarpinis toks badavimas, kurį ką tik paminėjau, jis siekiant tam tikrų tikslų yra būtent taikomas trumpą laiką, nes jeigu taikom ilgiau, sakykime, viena sistema sureaguoja gan pozityviai, pavyzdžiui, virškinamasis traktas. Tačiau storajame žarnyne bakterijų kultūrų stresas yra milžiniškas ir turim tam labai daug tyrimų. Pavyzdžiui, tam tikra hormonų reguliacija atsiranda disbalansas, jeigu taikomas ilgai protarpinis tas ilgo badavimo metodas, nes vienos sistemos patiria stresą, kitos tarsi turi pridėtinę vertę, galutiname etape pridėtinės vertės nėra kaip po tokios, kurios siekiam. Tai jau yra geriau kasdienės mitybos racione turėti maksimaliai įvairovę, neužsiteršt kabutėse, negu paskui ten bandyti gelbėtis įvairiais badavimo arba protarpinio. O kaip šitas irgi faktas ar čia mitas, kad jeigu tu, pavyzdžiui, nevalgai parą, tada tavo kūnas pradeda valgyti save ir pradeda valgyti ten vėžinės ląsteles. Ir vadinama autofagija. Neužteks tos paros, žinokit, sukelt normalios autofagijos. Bet čia vėl, mes, man tai turim tą tokį, netrodo tą paradoksą. Man tai skamba labai paprastai. Aš iš serijos, aš parą nevalgysiu, paskui 5 paras uliavoju, baliavoju, pasileidžiu plaukus, bet aš ten, žinai, 6 parą pasėdėsiu ir viskas bus gerai. Taip sistema pas mus neveikia. Ji prašys grąžinti ir su kaupu prašys grąžinti. Tai aš vėlgi skatinu tą protingumo kriterijų, kad vis dėlto, darykit viską kasdienio pasirinkimo metu, kad turėtumėt mažiausią neigiamą efektą, kad nereikėtų prigalvoti ten visokiausių badavimo formų ir rūšių, detoksikacijų, kas populiaru. Tai va čia, sekantis mano Master Cleanse Diet. Vanduo, citrinų sultis, klevų sirapas, kajano pipirai 10 dienų. Tikėtina, kad gal labai savo nepakenksit. Bet aš vėl nukeliu tą absurdo klausimą, ar ne? Einam, rūkom, geriam, valgom ir paskui klininamės. Pirmiausia, tai, ką susikratėm prieš tai, tą cheminių junginių grandinę, neišsiklininsit per 10 dienų su minėtų preparatu, vieną. Antra, o ką detoksikuojat? Ką ten detoksikuojat? Suprantat? Ir trečia, tai gal neužsiteršti, kad nereiktų detoksikuoti.
Ok, žodžiu, kuo mažiau ekstremumą, ne? Aš suprantu iš tavo. Ok, tai plant-based diet aptariam, nemažai gluten-free diet. Ar reikalinga žmogui, kuris nėra, tarkim, neturi celiakijos arba nėra netolerantiškas glutenui? Ar yra nauda kažkokia? Šiaip iš esmės, kaip ir pats atsakei tą klausimą, jeigu mes neturim didelės netolerancijos arba neturim celiakijos, tai labai stipriai eliminuoti nereiktų. Taip, perteklinis jos suvartojimas gali turėti nedidelių simptomatikų, pavyzdžiui, su odos problematika, ten nagų, ragų, sveikata, galbūt virškinimo trakto, lėtesnio atsako, bet žmonėms, kurie neturi jautrumo, iš esmės tokio labai didelio neigiamo efekto nėra. Taip, gliuteno turintys junginiai yra tapatinami su lėtinio sisteminio uždegimo vystymosi žmogaus organizme, čia yra visiškai kitos sutikimo objektas, bet tai yra aktualu tik tada, kai yra labai daug suvalgoma gliuteno turinčių junginių kasdienos mitybos racione. Bet čia yra vienas įdomus dalykas. Jeigu žmogus turi tam tikro lygmens jautrumą, bet ne celiakiją, jautrumo gliuteno turintiems junginiams, yra pastebėta, kad, toj pasakysiu mokslinę kalbą, bet išversiu į žmonių kalbą. Į rusų. Jeigu čia man kaip su taksistu. Suprantu rusiškai. Ne, nu gerai, pabandys. Tai jeigu mes įvedam kasdienės mitybos racione labai daug polifenolių, beta-gliukanų, fitosterolių, tirpios, netirpios ląstelienos arba augalinės kilmės produktų, tai tas jautrumo laipsnis ženkliai sumažėja. Vadinasi, mes atidarom savo platesnius vartus, mažiau saugotis, iš kur mes to gliuteno turinčio junginio gaunam, ar ne? Jeigu to neturim, dėja, teks šiek tiek pasisaugoti. Paleo diet, trumpai urvinio žmogaus dieta, kas tai iš vis? Nes jau aptarėm prieš filmavimą, kad tai nėra mėsa beis, tai labiau tokia šaknis, uogos, paparčiai. Čia labai įdomu, kad paleo iš tikrųjų šiandien išsikreipė. Aš absoliutinu, iš to, ką mes matom socialiniai medijai, įvairiausių influencerių lygmenyje, yra labai stipriai iškreipta. Jeigu mes žiūrėtumėm į patį istorinį pradą, paleolitinė dieta iš esmės yra ne mėsinė dieta. Ten dominuoja augalinio pagrindo produktai dėl labai pragmatiškos priežasties. Paleolito laikotarpio žmogus iš esmės kiekvieną dieną gyvendavo ant to, kas arba užsiaugindavo, arba susirinkdavo šakniavaisiai, įvairūs šakninės daržovės, šaknis pačios, įvairiausias uogos, ar ne? Aš vaizduoju, tiesiog susimedžiot gyvūną su tais instrumentais net nebūdavo labai paprasta. Visiškai 10. Plius kardadantis tigras dar likti gyvena, ne? Lik ir dar su juo turėjai kovoti dėl grobio. Būtent. Ir net jeigu ir pasisekdavo, nudobdavo ten, sakykime, kokį teoretiškai mamutą, tai reikia pasidalinti su visais. Plus, neturėjo, kaip mes šiandien turim, išlaikymo galimybių. Nebuvo juk ir druskos, nebuvo ir šaldymo metodikų. Tai tos mėsos paleolito laikų žmogus suvartodavo labai nedaug. Ir yra mitybos Austrijoje toks labai įdomus mokslinis centras, mitybos antropologai, kurie domisi būtent ir paleolito laiko žmonių mitybinė grandinė. Tai jų duomenimis, kuriuos jiems pavyko sugeneruoti, tipinis paleolitinis žmogus per dieną vidutiniškai suvartodavo ne mažiau kaip 300 gramų ląstelienos. Ląstelienos, ne produkto, bet ląstelienos. Gal kiek čia doniukų gaunasi? Kibiras. Kibiras, jo, nes jeigu 10 gramų 100, tai 3 kilogramai doniukų. Tai va būtent. Tai mes plius minus juokaudami paskaičiavom, tai čia yra tik ląsteliena. Tai paskaičiavom, kad pusę kibiro vaisių, daržovių, uogų, sėklų, riešutų. Tai kiek mes šiandien suvalgom? Tipinis vartotojas. Mažai. Tai paleo tikrai nėra vien tik mėsos pagrindo. Čia netgi labiau plant-based galima irgi. Predominantly, tikrai taip. Ok, labai įdomu, netikėtų buvo atsakymas. Tai baigiam su takos, keliaukime prie rameno, patiekalo, kurį aš labiausiai laukiu, mūsų draugai iš Štanto atgabens. Keliaukim.
Taigi, atėjo laikas mūsų pagrindiniam patiekalui - ramenui. Ant mūsų stalo augalinės kilmės ramenas. Pas mane yra pusė kiaušinio, pas tave net kiaušinio nėra. Tai daržovių sultinys, grybai, šparagai, viskas atkeliavę iš Nanto. Ramenui mes turim ramenų žmogų. Nes visada, jeigu kažkas prašo rameną, Nanto yra atsakingi. Nes rameną, manau, kad turi daryti žmonės, kurie daro rameną. Tikrai taip sutinku. Taip, tai viskas yra augalinės kilmės, su sojų pienu. Irgi virė, aš matau iš sultinio, kad labai yra toksai sodrus sultinys. Ir šitas daug skonio. Jo, tai gal tada ir... Aš pasakysiu, tai esu labai rameno mėgėjas. Labai erzinu juos, nes sužinau, kad gliuteną nebetoleruoju, tai aš atsinešu savo gluten free makaronus. Tai jie turi įkorporuoti man padaryti, bet tie žmonės labai malonus, ten šeimos verslas, tai jie visada man padeda ir mūsų laidai padeda ir man padeda. Tai, bet kad ir kiek kartų ten buvau, niekada neparagavau dar augalinės kilmės ramen, tai man bus pirmas kartas. Jo, ir nes imu tonkatsu, kiaulieną, žinai. Leidžiu savo kartą ten per mėnesį ar per porą savaičių tiesiog tokį gilų mylą turėti. O galiu paklausti man taip? Jo. Kas dažniausiai stabdo arba dirgiklis yra, kad nepabandyt, nes linko lenkiu. Suprask teisingai, kad tai nėra nei gerai, nei blogai, kad ten, žinai, žmonės pasirenka, nežinau, su kiauliena ar su kuo, bet čia labiau apie skonius, juk patirti tos skonius skirtingus. Aš taip, man patiko tonkatsu, nes aš buvau valgęs Lietuvoje ramenų, tada nuvykau į Japoniją, paragau tą originalų tonkatsu rameną ir niekur nebenori grįžti atgal. Supratau. Bet aš šiaip atviras, ypač su amžiumi, aš tikrai žinau, kad bandysiu kuo toliau, aš pažiūriu, kaip atrodo šitas atlikėjas Kravicas. Jisai valgo tik tai, man atrodo, veganišką maistą. Nu, aš ir norėčiau taip 60. Aš jau dabar taip nebeatrodu. Man tada reiks atjaunėti dar. Yra kur pasistengti. Ok, tai paragaukim mūsų rameną. Kaip ten sako, virtuvės šefą geriausiai pažinsi iš salotų, kaip geba ir iš lankstumo. Tai vad, kai užsimini, kad gluten free netolerancija yra glutenui, tai kad labai lengvai priema iššūkį pačią pakeisti, rodo profesionalumą. Jo, šefas dar atėjo manęs paklausė, sako, ar patinka, jis buvo savo netgi porą makaronų sugalvojęs su konjako žolelės pagrindu. Jo, tai ir tiek mūsų šefas, tiek Nanto šefas labai mėgsta eksperimentuoti ir jis priėmė Martynas irgi šitą laidą kaip iššūkį. Vat labai įdomu. Labai, aš žinai, kas daug sodresnis negu aš galvojau. Ir daugiau skonio irgi negu galvojau. Bet man ramenas turi būti tirštas. Aš... Neskaidrus. Ne. Bet tada tu pajauti tikrą rameną. Neskaidrus, tai tada sriba. Būtent. Ir šiaip rameno jau bazė viso skonio tai ir ateina per šitą nuostabų dalyką kaip sultinys. Aš tau pavardinsiu situacijas ir tu pasakysi, kas blogiau. Viena situacija yra susijusi su mityba, o kita su socialiniu gyvenimu. Gerai. Taigi, kas yra blogiau? Suryt kebabą grįžtant namo iš vakarėlio ar grįžtant namo iš vakarėlio parašyti buvusiai? Gal saugiau būtų pirmas. Saugiau kebabą, ne? Pačiam bus blogai, bet ir pats... Tai kitą dieną kada geriau jaustumės, manai? Pirmu atveju. Jo. Bent jau sąžinė negriau. Nes jeigu rašai antrą nakties, tai tu nieko krikščionišką neparašys. Ne, tikrai ne. Ir dar po balių. Nemėgi? Gerai, o šiaip labai didelė nuodėmė tokį dėt kebabą prieš krentant. Aš galvoju, kad jeigu leisi ne taip, jeigu kasdien turim įvairovę, tai tas kebabas ten po baliaus kažkokia mažiausia blogybė, kuri gali turėti. Tikriausiai baliui privartojot daugiau nesąmonių, nei kad tam kebabė ten bus. Jo, logiška. O šitas, bet prieš miegą Šiaip nėra gerai valgyti, ne? Labai gerai. Ne tik, kad ir ne tik, kad kalorijas lieka,
Bet ir visai skrandžio veiklai. Absoliučiai visam organizmui mums yra šiaip gamtiškai, biologiškai, nesvarbu kaip pavadinsit, neįprasta. Tai. Ir mūsų sistema turėtų ilsėtis. Yra 3 dalykai. Mūsų sistema privalo gauti maistinių medžiagų. Antra, mūsų sistema privalo judėti. Jinai sukurta taip, kad mes arba žmogus judėtų. Ir trečia, kad jis pailsėtų. Tai yra 3 skirtingi dalykai tiem Levi Kravicui siekiant rezultatą, ar ne? Arba tam Longevitchiui ilgamžiškumui, kas šiandien yra beprotiškai populiaru. Tai yra 3 komponentai. Tai prieš miegą būtų geriau neužkrauti. Gerai, tai tada silpnesnis toks. Ar išgert, kas blogo, ar išgert pieno stiklinę didelę prieš miegą? Ar duot high five draugeliui ir jisai tavo atgal neduoda? Kaip pienas blogai prieš miegą? Nes žinau, kad yra žmonių, kurie galvoja net, kad gerai yra pienas prieš miegą. Aš, sakykime, žiūrint iš mokslinės perspektyvos, kaip tas backgroundas toks yra, tai pridėtinės vertės tam miego kokybei tikrai ten nerasit. Aš galvoju, kad jeigu bičiulis nedavė tavo high five, tai čia nieko tokio, eini pats duodi. Tai geriau tada negert vieną. Na, aišku. Likt kabėt. Gerai. Ant emocijų, ant streso suvalgyti visą ledų dėžę, tą bloką, ar pamiršti pasveikinti mamą su mamos diena? Eiktų vienareikšmiškai ledai. Čia jau. Čia karma bus. Grįž. Ir nežinosi, kur grįž. Tos ledus išsportuosi, ne? Grįž per žmoną, vaikus. O ledai, aš žinau, kad viena iš didžiausių nuodėmių, kad žmonės daro, stresytina labai, ne? Ar čia labai, manai, irgi ar tai dažnas dalykas pas žmonės, manai, ir ar tai toks blogas dalykas yra, kaip ir aš galvočiau internete? Vienareikšmiškai tai yra labai dažnas įveikos formas, nes, pirmiausia, žmonės, šiandien 21 amžiaus žmogus neišvengiamai patiria stresą, išorinio vidinio streso įveikos formų mes prisigalvojam labai daug, vien dėl to, kad patiriam labai daug to streso, ir jo išvengti šiaip iš esmės yra neįmanoma. Kai ateina, sako, tai turi vengti streso, labą dieną, žinai. Bet yra kita medalio pusė. Kaip mes tą stresą įveikiam? Ir man atrodo, mes šiandien šiek tiek užsižaidėm kažkuria prasme su stresu. Dabar dėl visko kaltinam stresą. Priaugus svorio. Bet žinok, ir gydytojai ateina, kažką pasakai ir tai čia bus stresas. Žinokit, aš tiek mažai streso turiu, aš jums negaliu papasakoti. Ne, tai čia jūs gal stresą kitaip vertinat. Man tai vienareikšmiškai stresas biologiškai turi tam tikrą atsaką ir gali sukelti pasiekmes. Bet aš vėl grįžtu prie to, kad mes užsižaidėm. Sako ten, ateina ten gydytojo arba ten, sako, pas draugą, sako, stresas, dievas, aš pakeičiau darbą, ten patiriu labai daug streso. Pisti priaugau ten 10 kg. Nėra tokio fiziologinio mechanizmo, kad pats stresas per se užaugintų mums meilės rankenas. Nėra, jis neaugina. Sistema visa. Būtent. Tai kaip mes įveikiam tą stresą? Va čia yra kita medalio pusė. Čia iš serijos ir man tas išsigando, pist 5 kg. Taip nebūna. Patyrėt stresą, bet tai nereiškia, kad užaugs meilės rankenos. Tai šitoje vietoje, kaip mes įveikiam tą stresą, yra labai svarbu ir viena dažniausiai įveikos formų, tai yra, ką pats ir paminėjai, tai yra valgymas, tas malonumas, ateinantis dopamino, serotonino. Ir mes pavalgom ir jaučiam malonumą ir paskui streso metu net nebejaučiam, kiek kemšam. Viena problema, kad valgom tam, kad įveikti stresą, antra jau nebejaučiam, kiek prikimšom, ar ne? Tai taip, žmonės stresą dėja užvalgo. Aš irgi esu vienas iš šitų, bet ačiū Dievui, netiek daug streso turiu, tai dar... Vad norėjau sakyti, kad streso gal nedaug. Į centnerį Gerai, kas blogiau, per greit valgyti visą laiką, ar pastovi laikint merginų foto Instagram'e, kai esi santykis? Pabandžiau tokią socialinę dilemą. Gal blogiau per greit valgyti, nes ten ir liks socialiniai medijai, o tai, ką susikratysi per greitai į save, dėja liks tau. Tai ir visi matys dar. O per greitas valgymas yra ne tik problema, kad ir sunkiau svorį reguliuoti, bet ir turbūt sistemai virškinimui, skrandžiui irgi yra didžiulis toks. Abu atvejai teisingai. Pirmiausia, greito valgymo metu netaip greitai ateina pasitenkinimo jausmas ir sotumo jausmas, vadinasi, suvalgom daugiau.
Nu, ten daugiau kalorijų ir visa kita. Antra, jo, tai mes iš esmės greitai valgydami nedakramtom, ne iki galo sukramtom, apkraunam virškinimo sistemą ir prasideda visa grandinėlė reakcijų. Aš kaip mano šuo, jeigu jinai išvėmė, nu nenoriu primais, bet jeigu išvėmė, tai tą patį, ką suvalgė. Nei vien nieko perkasto, žinai, per pusę, netgi tie grūdeliai jie pilni. Taip. Nu, mes ne šunis, bet panašiai ten apkraunam sistemą ir tikrai nepadėkoja jinai. Ok, dar gal vieną ar porą. Kas blogiau, ar suvalgyti po 3 lėkštes per kiekvieną prisėdimą Turkijos all inclusive, kur ten, žinai, į vieną lėkštę eina lašišo, arbūzas, sausainiai. Ar turėti bendradarbį, kuris tave žiauriai nemėgsta? Žinai, jeigu... Čia viskas priklauso nuo to, aš vis dėlto rinkčiausi antrą. Geriau gyventum su tuo, ne? Nu, gal tiksliau būtų sakyti, geriau imčiausi lėkštės 3, bet tik žiūrėčiau, ką dedu. Ai. Ne vinigretą, ten tą silkę ant viršaus arbūzas. Gerai, tai tada sukombinuok 3 lėkštes, 1, 2, 3. Daugmaž taip. Aha, nu tai imčiau... Kad žmonės, kurie atostagaus Turkijai galėtų... Imčiau šiltą kažką, ten, sakykime, ir tik šilto lėkštė. Ar ne, nemiksuojam tai ten 20... Būtų, tarkim, kažkokia žuvis, ar ką turim šiltą? Priklausomai to, ką žmogus valgo, ar ne? Nu tai ten, sakykime, ar žuvis, ar jūros gėrybės, arba ten neperdirbtos mėsos gabaliukas, ten dar kažkas priklausomai to, ką žmogus. Aš nesidėčiau, aš dėčiau augalinės kilmės kažkokių produktų, kas tuo metu yra pagamta, gal kažkokie blynai, gal blyneliai, gal dar kažkas. Antra lėkštė būtų daržovių asorty. Įvairiausių, all inclusive ten, oi, vaikyti, kiek yra dar įvairiausių pliusų. Turkiai tenai, alyvuogių, ko ten tik nėra. Ir desertui, 3 lėkštė būtų įvairiausios. Visą lėkštę desertui? Ai, uogos, vaisiai. Bandau prisiminti, yra braškiai Turkiai. Yra ir priklauso nuo viešbučio. Kokią tvarką valgytum? Pirmiausia, be abejo, šiltą. O nėra šitas mitas irgi, kad uogos po maisto pūna tiesiog? Tiesa ar nelabai? Nėra taip. Tas atsirado iš to, aš čia taip labai suabsoliutintai nelendant į sunkes detalės, tas atsirado iš to, kad kai žmogus įprastos mitybos racione perdėm daug valgo sočiųjų, blogųjų riebalų ir paprasto cukraus, ir kai dar ten užkrauna gliukozės turinčiais junginiais, nu tai tada ten ateina ir tam tikros pasiekmes. Bet šiaip, jeigu kasdienės mitybos racione, apie ką mes šnekėm visos laidos metu, yra plant-based predominant, arba augalinės pagrindo bazinės sudėtis ir šalia dedam, ką norim, tai tas, kabutėse, puvimo efektas arba neigiamas efektas iš vaisių tikrai neatsiranda. Šiaip labai geras klausimas su maisto derinimu. Maisto derinimas absoliučiai yra neįrodyta dalis. Tai... reiškia, mes neturėtumėm tiek tai per daug kreipdėmesio. Labai daug ne, tik yra, vėlgi, gamta mėgsta įvairovę. Tai yra dar nuostabus dalykas savistaba. Nu, jeigu man, skirtingai nei tau man, tai, nu, nedera ten bulvės su kokiu nors, nežinau, lapinė kultūra. Aš visiems aiškinu, man cepelinai lengviausiai nueinantis maistas. Gali tai būti, žinau, kažkaip kaip vandenį juos gali. Be abejonės gali, man pavyzdžiui negali būti. Aš viskas gerai, bet aš apsunkęs jaučiuosi. Kitas žmogus ne. Tai šitoj vietoj, nu, atsiranda tas protingumo faktorius, kur, nu, individualus, kur, nu, dėja, derinti vieno ir kito produkto vienoje lėkštėje negali būti. Aš, pavyzdžiui, žinau žmonių, kur smidrų nevalgo. Ir ne dėl to, kad kažkas negerai, bet sako, nu, labai atsiprašau vėl prie maisto. Šlapimas. Sako, sako, smirda. Tai reikia ananas. Atsverti. Tai būna tokių dalykų, vėlgi, bet bendrai maisto derinimas yra neįrodytas. Ok, labai įdomu. Ir tada paskutinis dar, paskutinė stacija. Ar kas blogiau, ar visiškai nevalgyti pusryčių? Nu, tarkim, pirmą kartą dienoje valgyti 12 ar 1. Ar bandyti draugelį nusiųsti kažkokią ten, nu, žinai, sumaišyti stories su privačiu čatu. Aš, žinok, rinkčiausi pirmąjį atvejį, nes tai kur kas blogiau. Ten pamatys, pažvengs. Ištrinsi. Gal kažkaip. Aišku, pusę metų dar, žinai, prisimins. Ten, kur nereikia, išlys. Bet tai, kad pusryčių neturim, tada, kai mums energijos reikia daugiausiai, dėja turės didesnės pasiekmes. Tai pusryčiai visgi, manai, yra svarbus maistas?
Aš sakyčiau būtinas. Būtinas. O pusryčiam turėtų būti, kuri šalis geriausiai pusryčių? Britai, kur tu gauni jau 1500 kalorijų iš karto? Ar kas pusryčiam turėtų būti? Aš sakyčiau Viduržemio jūros šalyse. Na, iškart negalvokime apie dietą, nes tų dietų ten formų iškreiptų yra pačių įvairiausių Viduržemio jūros. Bet ta tikroji Viduržemio jūros tai būtų idealiausia, kur dominuoja ilgosios grandies angliavandeniai, paprastai sakant, pilno grūdo grūdinės kultūros, vaisiai, daržovės, sėklos, riešutai. Na, aš manyčiau, čia yra auksinis viduriukas. Okay. O kaip tas viešbučių toksai baconas, kiaušinis? Nu tai čia, o tai kuo tai skiriasi, gerai to žodžio prasme, nuo tūlo lietuvio kasdienybės pusryčių? Nu, kiaušinė aš tai labai pusryčių. Kita forma. Kita forma. Ten, žinai, ar ten sumuštinį susitepam, uždedam tą patį baconą, sviestą, duoną ir ten sūrį, ar čia tai, gerai. Žinai. O jeigu tas labai jau populiarus, sourdough duona, avokado, guacamole ir kiaušinis keptas ant viršaus. Nuostabi alternatyva tam įprastam sumuštiniui. Super. Gerai. Eikime prie deserto. Taigi, ant mūsų stalo paskutinis dalykas, desertas. Man labai įdomu buvo, kokį desertą pasiimsi, bet pasiėmė tokį ne patį, kaip čia pasakyti, gyvulinės kilmės čia yra dalykų. Mūsų šefas, aišku, jas pasistengia pakeisti. Čia yra šiaip originaliai key lime pie su kiaušinio baltymu ir kondensuotu pienu. Kondensuotas pienas buvo pakeistas į tremaliną. Jo, gerai. Ir egg yolk tiesiog buvo irgi nedėtojo. Tai paragau, aš nesu iš tikrųjų key lime pie ragavęs niekad. Tai labai įdomu. Čia iš kokios šalies yra desertas? Šiaip tai čia gal šefas galės patikslinti, man atrodo, Šiaurės Amerikos. Tai vakarinės dalies. Meksikos ir vakarinės dalies. Kyvesto irgi dalis mėgstama. Čia šitas lime zest, ar ne? Labai skanu. Mėgsta kartais jį daryti. Man teko vienose regionuose matyti natūraliai. Irgi taip pat vadina, bet gamina iš kokosų kremo bazės. Čia irgi kokosų aš jaučiu. Labai gardus. Ar dažnai valgai desertus? Tai yra vienas iš malonumų, kurio aš tikrai iš savęs netimu. Kokius desertus renkiesi? Oi, jie gali būti pats vyras, kaip minėjau. Desertas gali būti tiesiog uogos, labai mėgstam dažnai. O šiaip įvairius, pavadinkim taip, kepiniai. Labai nemėgstam įprastų tų mass marketinių vairiausių kepinių, nes matyt chemoreceptoriai ir kas jau atpažįsta labai stipriai pridėtinius skonius ir tuos stipriklius ir, jie tiesiog neturi pats produktas skonį. Neturi jisai. Tai jau geriau įprasta bandelė, ten, nežinau, ten su cinamonu. Labai man įdomus dalykas paklaus, kadangi jūs sveikai maitinatės, ar toks nesveikas maistas kaip cepelinai, jūs daug labiau užbalansuotų turbūt negu mane, ar ne? Šiaip suvalgys. Visiškai teisingai. Yra tas toksai, kur čia irgi kaip alkoholio nevartoti ir tada vieną dieną pavartoti. Sunkesnės pagirias negu to, kuris po truputį. Absoliučiai taip. Absoliučiai taip. Visiškai. Dar įdomesnis mano kelionė. Šiaip realiai prasidėjo 2015 metais. Dėl mano asmeninės pačios patirties, autoimuninės ligos. Ir paskui prasidėjo ir mokslas tame, ir visa klininė praktika. Tai kas labiausiai krito į akis, ar į skonį, tai yra pasikeitė skonio supratimas. Visiškai. Atpažinimas skonio. Tai, kas buvo neįprasta, ten iš serijos, kur čia gali būti skanu morka. Chemoreceptoriai, kaip pakeitė skoninio atpažinimą, yra kažkas neįtikėtina. Ir kalendras nebemuilo skonio pasidarė. Visiškai daug kas nebemuilo skonio pasidarė. Čia girdėjau, čia Reelsą mačiau, kad žmonės, yra žmonių, kuriem kalendras muilo skonio. Jie turi kažkokį genetiškai vieną geną kitokį, ne T raidę, o L raidę. Ir tas vienas genas tiesiog... Teko man tą patį girdėti, aš tiesą pasakius niekada netikrinu, ar tai yra tiesa, bet irgi teko girdėti. Įdomus dalykas, ne? Kaip vienas toks dalykas pakeičia tokį vieną dalyką. Taip, absoliučiai. Paskutinis mūsų toks žaidimukas, paprastas labai. Turėsi iš 15 eurų susidaryti meniu. Metam į priekį. Jo. Bus
kaip ir mūsų žaidime. Gėrimas, starteris, sriuba, pagrindinis desertas. Iš šitų turėsi, nu tai vat, visi bus nuo 1 iki 5, realiai jeigu rinktumės visada per vidurį, 3 eurus tu vat, galėtum susidėlioti. Jeigu pasirinks kažką už 4, žinau, kad jau turėsi kitoje vietoje taupyti. Tai čia mes įsivertinsim jo, kokie prioritetai yra, vat, sveikos mitybos prioritetai. Gerai, bandykim. Ir atsimink, turėsi metus valgyti šitą. Tai čia, žinai, net kentėti savaitę, o čia turėsi turėti pilnavertį gyvenimą. Gerai, gėrimas. 1 euras. Energetinis gėrimas. 2 Coca-Cola. 3 vynas. 4 kombučia. 5 vanduo. Nu ir parinkot. Aš turiu galvoj, kas kiek kainuoja. ne, čia fiktyvios kainos. Jo. Ne, aš suprantu, bet aš taip turiu tik 15. Tik 15 turi, o bus 5, tai jis kažkur nuvažiauti. Vandenį. Vandenį, ne? Nes visus metus. Ja. O kombučia? Nu visus metus. Bet tu galėsi vandens išgerti, bet tu turėsi bent, tarkim, pusę litro išgerti šitų gėrimų, kitų. Tai tada jau taupom pinigus į kombučią. Kombučia, ne? Gerai, vandens netimsim iš tavęs, ta prasme, čia mirtum turbūt, ne? Be vandens. Jo, pusę litro kasdien kombučios, ne? Arba ten energetinio. Ne, energetinio. Gerai, 4. Tada starteriai. Čia irgi turėsi tam tikrą kiekį per kiekvieną dieną suvalgyti, žinai. Mozzarella stiksai, balta mišrainė, $2, 3 brušketė su pomidorais ir daržovėm, visokiom, tam gali savo pasirinkti. 4 humusas su morkom, ar irgi kitom daržovėm. Ir 5 graikiškas salotas. Kiek humusas kainuoja? 4. Nuėmam humusą. 4, jau 8, aš tik noriu pasakyti 8 jau išleidai. Turiu 15. Gerai, tvarkoj. Sriuba, bomžpakis, po 1 turėsi per dieną suvalgyti. 2 eurai pieniška sriuba su makaronais, 3 kiniška saldžiarūgštė sriuba, nu žinai, ten tas krakmolingas tokias, 4 ramenas, 7 lęšių sriuba. Galiu paklausti, kas po to bus? Po to bus pagrindinis ir desertas. Čia susireik bomžpakį. Gerai, kokie jo maistinė vertė. Nulinė. Bandysiu kompensuoti. Bet gali išgyventi su vienu bomžpakiu, ne? Nu, ta prasme, tu suvalgai bomžpakį, tai nėra... Ar tai kiekvieną dieną, jeigu valgytum, ar tai taptų kažkokią problemą? Aš manau, kad taip, tai galėtų būti rizika, bet dėl to ir dėliojam, kad kiti kompensuotų. Turės atsverti. O pieniškas sriuba, pavyzdžiui, makaronai, pienas... Nu, aš ilgai neištverčiau. Nesi fanas, ne pieno. O kiniškas saldžiarūgštė, pavyzdžiui. Nu, taigi kisėlių, kiek tą valgyti gali. Nu gerai, bomžpakis, aš žinau, čia galim. Aš gyvenu ant bomžpakių, metus, žinau, gyvus dar. Gerai, turim 9. Atsilaš. Pagrindinis. Rajono kebabas su česnakiniu. Lazanija. Fish and chips 3. 4 steikas, bet su daug daržovių. Ir 5 paukė bowls. Nu, jau pauka. Pauka, ne? Tai aš jau bus... 13. Ne, 14. 4, 1 ir 5, 6 ir 4, 14. Tau liks 1. Desertas. Nu, kas aš tą jau. Nu gerai, prastai žaidži, gali žodžiu vabankai. Steiko nevalgytum kiekvieną dieną. Ne. O fish and chips, pavyzdžiui, jeigu tą tešlą biškį. Labai grūzdintas, nieko gero. Gerai, nu čia tau sunku, aš žinau, čia su 12 išsisukčiau. Čia bus kas aš nevynis. Ja. Gerai, desertas. Spurgos, tas fraintas. Tai jau. Tada ledai. 3 pavlova su kažkiek ten uogų. 4 čia pudingas, 5 švieži vaisiai. Nu, šiuo atveju tu tik vieną beturi, bet nu jeigu labai pasispausti reiktų, su kuriuo galėtum išsisukti. Jeigu ko norėčiau, tai tikriausiai čijos. Čijos, ne? Čijos. Nu jo, čia sunku iš tavęs paprašyti 15. Tu būtum, žinai, kaip čia apgailėtinai jaustumai iš tos metus. Bet šiaip yra labai geras mitas, kad sveikesnės mitybos racionas yra brangesnis.
Čia yra tikrai labai geras mitas mūsų aplinkoje, profesinėje mes tą ne kartą esam realiai išbandę. Ir pavyzdžiui, netgi tokiose struktūrose kaip kariuomenės struktūrose, kur yra labai stipriai skaičiuojama dalis, tai mes puikiai matom, kad tai yra pigiau. O čia yra įdomu, kad tai yra pigiau. Ir pigiau dėl to, kad žiūrime maistingumą, o ne į kaloražą. Ir tada, kai žiūrime maistingumą, ilgainiui žmogaus suvartojamo maisto kiekis tiesiog sumažėja. Net jeigu jisai proporcionaliai yra šiek tiek žaliava brangesnė, bet kai suvartoji mažiau, nu tai išsilygina. O tu galėtum dabar duoti mums pabaigai laidos 3 paprastus tipsus, ką žmogus per daug, neperlipdamas per save, nepakeisdamas savo gyvenimo, galėtų tiesiog 3 mažus dalykus pakeisti savo mitybai ir tai jam padarytų didelį Aš pirmiausia skirtumą. Ir didžiausia, ką linkiu ir visą laiką rekomenduoju, žiūrėti ne ką eliminuoti iš esmės, o ko neturim kasdienės mitybos racione. Ko neturim? Tai pirmas tipsas – įtraukit kuo daugiau pilno grūdo grūdinių kultūrų. Antras tipsas – tai yra nepamirškim pusryčių. Ir pusryčiuose akcentuokim geruosius angliavandenis. Tai yra vėlgi grįžtam prie to paties – pilno grūdo grūdinės kultūros, vaisius, daržovės, sėklas, riešutus įvairiausiam formom. Kas tik patinka, variacijas, išmintis. Nu ir trečia tikriausiai būtų, kad maistas privalo būti skanus. Ieškoti. Tai išmokti gaminti, ne, tiesiog. Būtent, treniruotis. Gaminti kažkiek namuose. O dabar, aš manau, taip paprasta yra, kai yra tiek socialinės medijos, YouTube kanalų, ta prasme, tau užtenka, nebėra tų 12 minučių video, kaip pasidaryti kažką, dabar į 30 sekundžių. Absoliučiai sutinku, skaitai mintis, Instagramai, Pinterestai, prieigos formų yra pačių įvairiausių, džiazuokit, bandykit, tikrai prieigų yra daugiau negu sveika proma. Ok, super, ačiū tau, Tomai, susitiksim Šaltibarščių feste, turėsi gal kostiumą kažkokį? Dar nežinau. Tai jo, jūs būtinai Vilniečiai ir miesto svečiai atvykite Šaltibarščių festą, gegužės 31 dieną, net jeigu ir nenori Šaltibarščių, bus pilna veiklų. Taip pat skirkit daug dėmesio tvariai ir plant-based mitybai. Ir jeigu jūs norite sužinoti daugiau informacijos, rekomenduojame nevyriausybinę organizaciją Augalin, kurią žino ir Tomas. Ji padeda atrasti augalinius receptus ir dalyjasi naudingais patarimais. Tai ačiū visiems mūsų laidos partneriam, govilnius.lt, ačiū Tomui ir susitiksime kitose paskutinės vakarienės laidose.